Sveiki visi! Šiandien nerėme ir, sakyčiau, vieną iš internetinės reklamos pamatų – auditorijų segmentavimą. Atrodo, visi lik ir žino, kad tai svarbu, bet ar reklamos biudžetas tikrai dirba efektyviai, ar kartais tiesiog neišteka po pirštus? Mūsų analizės atspirties taškas straipsnis netinkamas auditorijų segmentavimas ir jo pasekmės. Pažiūrėsim, kodėl tas tikslumas čia toks kritiškai svarbus ir kokių klaidų reikėtų vengti, kad tos investicijos, atsipirktų. Tikslas – naudingos praktinės įžvalgos verslui. Taip, tai iš esmės yra, sakyčiau, gero marketingo higiena. Būtina sąlyga. Kai tiksliai supranti, kam kalbi, gali sukurti ne tik reklamą, kuri veikia, bet ir tvirtesnį ryšį su pačiu klientu. Jei tas pamatas, segmentas netvirtas, tai visas reklamos statinis, gali ir sugriūti. Ir čia tas įdomusis momentas. Dažnai verslas galvoja, aš puikiai pažįstu savo klientą. Bet ar tikrai, kas tada nutinka, kai reklamos rezultatai, švelniai tariant, nuvylė, nors atrodo, kad viskas daryta teisingai? Atsakymas dažnai ir slypi tose segmentavimo klaidose. Tai gal ir pradėkime nuo tos, sakyčiau, pačios populiariausios. Taigi, pirmoji klaida – per didelis, gal net aklas pasikliauvimas vien demografija. Amžius, lytis, gyvenama vieta skamba lik ir logiškai, bet kodėl šiandien tai jau nebėra pakankama? Kas čia negerai? Paprastai tariant, demografija yra tik paviršius, ledkalnio viršūnė. Ji visiškai neatskleidžia, kodėl žmogus perka, kokie jo motyvai, kokias problemas jis bando išspręsti, kas jiem įdomu, kokios jo vertybės. Įsivaizduokime tokį pavyzdį. Du žmonės, sakykime, abiem 30 metų, gyvena Kaune, pajamos panašios, pagal demografiją lyg ir tas pats segmentas. Bet vienas galbūt yra jaunas tėtys, jiems svarbiausia patikimas šeimos automobilis, galbūt jis taupo atostogoms su šeima prie jūros, o kitas, tarkim, technologijų entuziastas, gal startuolio įkūrėjas, jam rūpi naujausiai gedžetai, verslo konferencijos, kontaktų mezgimas. Ar tas pats reklamos pasiūlymas sudomins abu vienodai? Tikrai ne. Demografija yra svarbus atspirties taškas, bet jei tik ją rėmėmės, tai šiek tiek panašu į šaudimą iš patrankos į žvirblius. Tiesiog per platu. Geras palyginimas, tikrai. Reiškia, galim turėti gražiai atrodančius demografinius segmentus, bet jie tiesiog neveiks, neparduos. O kokias dar klaidas minimos tame straipsnyje? Gal yra kažkas, kas netaip akivaizdu iš pirmo žvilgsnio? Yra keletas. Straipsnis mini, pavyzdžiui, segmentų nesuderinimą su verslo tikslais. Ką tai reiškia? Tarkim, orientuojamės į žmonės, kurie labai aktyvūs socialiniuose tinkluose. Spaudžia patinka, komentuoja, bet jie niekada neperka. Atrodo, įsitraukimas yra, engagementas didelis, bet realios naudos verslui nulis. Tai kam tada taikytis juos? Kita klaida, gal kiek netikėta, per smulkus segmentai. Va čia tai įdomu. Ar kartais tas noras būti super tiksliems, hiperpersonalizuotiems negali atsisukti prieš mus pačius, pakenkti? Būtent. Visiškai teisingai. Jei auditoriją suskaidome į begalę mikrosegmentų, kiekvieno jų valdymas, pritaikymas tampa labai brangus, o pasiekiama auditorija tame segmente tokia maža, kad investicija, tiesiog neatsiperka. Čia reikia rasti balansą, aukso vidurį. Taip pat svarbu paminėti ir neaiškius segmento apibrėžimus, kai komanda net pati nelabai supranta, ką tikslai bando pasiekti tuo segmentu. Ir žinoma klasika – pasenę duomenys, arba dar blogiau – spėjimai vietoj fakto. Sprendimai paremti tuo, kas buvo vakar, o ne tuo, kas yra šiandien. Marketingas turi būti gyvas, nuolat kvėpuojantis procesas, o ne spėlionės iš kavos tirščių. Galiausiai straipsnėje minimas ir vienadimensiškas segmentavimas, kai žiūrim tik į vieną aspektą, pavyzdžiui, tik į pirkimo istoriją, ir ignoruojam visą kitą. Supratau. Ir visos šios klaidos, jos kaupėsi ir virsta kuo? Tikriausiai ne tik prastais reklamos skaičiukais ataskaitose. Deja, tos pasekmės jos, gerokai rimtesnės. Tai ne tik iššvaistytas biudžetas ar žema konversija, tai kur kas daugiau. Tai ir rizika prekės ženklo reputacijai, jei nuolat rodoma reklama, kuri žmogui visiškai neaktuali, jį pradeda erzinti. Prarandami potencialūs klientai, tie, kurie galėjo tapti lojaliais, jei tik būtume jos, užkalbinę teisingai,
tinkamu laiku ir tinkama žinute. Galų gale visą tai tiesiogiai kerta per įmonės pajamas ir pelningumą. Tai tikrai nėra tik marketingų skyriaus galvos skausmas, čia jau viso verslo problema. Gerai, problemos aiškios, pasiekmes irgi. Gana gąsdinančiai skamba. Pereikime prie to, ką daryti. Prie sprendimų. Ką verslai, ypač galbūt mažesnė, kurie neturi milžiniškų resursų, ką jie gali daryti praktiškai, kad išvengtų šitų, spąstų? Svarbiausia turbūt yra protingas požiūris ir nuoseklumas. Nėra vienos stebuklingos lazdelės. Straipsnėje pabrėžimi keli esminiai dalykai, kurie tikrai veikia. Pirma, naudoti daugiamatį segmentavimą. Ką tai reiškia? Jungti demografiją su psichografiniais duomenimis. Tai yra gyvenimo būdas, vertybės, interesai ir su elgesio duomenimis, kaip naršo, ką perka, kokį turinį vartoja. Sujungti viską į visumą. Antra, kas be galo svarbu, nuolat tikrinti ir atnaujinti duomenis. Rinka keičiasi žaibiškai, klientų poreikiai irgi. Vakar buvę duomenis šiandien gali būti beverčiai. Trečia, kurti segmentus aiškiai, susijant juos su verslo tikslais ir su konkrečiais pamatuojamais rodikliais tais pačiais KPI, pagrindiniais veiklos rodikliais. Pavyzdžiui, kiek naujų užklausų gavom būtent iš šito segmento, kiek pardavimų. Ketvirta, kaip jau minėjom, atrasti tą aukso vidurį tarp personalizacijos ir segmento dydžio bei pelningumo, neperlenkti lazdos į smulkmenas. Ir penkta, turbūt svarbiausia iš visų praktinių patarimų – testuoti ir optimizuoti. Nuolat. Nebijoti eksperimentuoti su skirtingais segmentais, skirtingomis žinutėmis, skirtingais kanalais. Ir mokytis iš realių rezultatų, o ne iš spėjimų. Vadinasi, tai tikrai nėra kažkokia vienkartinė užduotis ar projektas, nėra formulės, kurią pritaikiai ir pamiršti. Tai labiau nuolatinis darbas, reikalaujantis nuolatinės analizės, lankstumo, prisitaikymo. Tiksliai. Labai gerai pasakyta. Tai yra procesas, o ne vienkartinis projektas. Sėkmingas segmentavimas reikalauja strateginio mąstymo, technologijų išnaudojimo, bei jų šiandien jau sunku. Ir svarbiausia, manau, to noro nuolat mokytis apie savo klientą. Gilintis į jį. Didžiausia klaida turbūt yra manyti, kad jau viską žinai. Nes niekada nežinai visko. Puikiai apibendrinta. Tikrai vertinga. Ir pabaigai gal toks klausimas pamąstymai mūsų klausytojams, jei reikėtų apibrėžti savo idealų klientą vienu. Galbūt netikėtų, neakivaizdžių kriterijumų. Tokių, kuris nėra nei demografija, nei standartinė elgsena. Kas tai galėtų būti? Galbūt atsakymas atskleistų kažką naujo.